Labas visoms, šiandienos 23 dienos vlogą pradedu ne ryte, o dabar yra jau 2 valanda. Ir iš tikrųjų šiandien tokia diena, pati pradžia jau buvo busy, šiek tiek vėlokai atsikėliau, tai tiesiog neturėjau laiko jums pafilmuoti nei advento kalendoriaus, nei kaip su tais ledukais tempuosi, nors šiandien nepaleidau dienos, tik tai skirtumas buvo tas, kad leduką tepiausi duše, kad sutaupyti laiko. Ir tada atlikiau į darbą, turėjome 3 grupės. Tada atsakinėjom visus mailus, išsiuntinėjom čekius ir, vien žodžiu, popierizmas. Tada paskambinau mano draugė, kuri buvo pačioje netoli mano darbo ir pasiūlė tiesiog išgerti kavos. Tada aš grįžau į time-outą. Reikia man be galo daug dalykų padaryti, tai nunešti čekius, užmokėti nuomą, reikia dėti advento kalendorių mano draugiai, pavalgyti reikia spėti iš tikrųjų, reikia atsakyti internete į parašyti tripadvisor.com laišką dėl vieno komentaro, kuris yra neadekvatus mūsų atžvilgiu. Tai va, tokia busy diena. Tai tiek ir ką aš sakiau, tada valgyti ir kaip ir ai ne, viskas gerai. Gavau pamiršau mano sriubą, tai sriuba vakarykštė, tik tai jau nebe indelyje, stiklinėme, o plastikinėme. Tada jogurtas pats baltas paprastas su medum. Ir tartas su ožkos sūriu. Tai va, skanaus man ir sutiksim vėliau. Hi everyone! Today I'm opening Milda's gift from 22nd of December. I think the gift was too big again, so... Oh merde! Tonight I put paper. Fuck, I didn't put nothing inside. Nothing. An orange. Can be more colorful or sweet. P.S. I think I need some vitamin C. You need. You need. Fruits? No. Nah. Where? What can it be? It's colorful and or sweet, or it's both? Both, and sweet and colorful. And you need vitamin C. Oh girl, it can't be more easy. Orange? No. It's not fruit? No. It's not fruity? No, it's... The PS is just that you find your gift. Okay, it's when I don't have to... Colorful and sweet? No. Colorful, sweet. It's the food on the fridge? No, you should forget colorful and sweet. And you need to think about vitamin C. Orange juice? No. I think vitamin C is orange juice, right? D is the sun and C is the... Vitamin C! Oh, you make my vlogmas more funny today. Thank you. Oh! Because we have some vitamin C in the pharmacy. It's not just oranges, Sian. Shoot from the stars. Bath bomb. I don't know if you have bath. Yes, I do. Whoa. I was so sad not to be able to buy you something for the bath. Because you don't have a bath. Because I don't have a bath. A tub. It smells so good. So it's the bath bomb of Lush. Christmassy. Thank you, Mildas. Welcome. It left just 3 days till Christmas, and sorry guys for telling you in the beginning of my vlogmas that is day 23. I think I was out of my mind, so it's actually day 22, and it's right here. And what we have today, it is Happy Holiday green tea with Christmas spices and comment dire grenade en anglais? C'est pas grenade? Grenade, no. I'm gonna write it down. Grenade. No? Here. Pomegranate. Pomegranate, yeah. Grenade. Pomegranate. Voilà.
Hey guys, tai jau norėjau su jumis šnekėti angliškai, nes žiūriu Šaneletės vlogmus ir... šiandien dienos vlogmas toks gausis vėlgi keistas ir tai kaip matėte, šiandien buvau darbe. Tada turėjau labai daug visokių šlikščių reikalų, popierizmo ir panašiai. Tada vėl dirbau su žmonėm. Tada grįžau namo ir variau į sporto salę, tada prie manęs priėjo, žodžiu, sporto salėje atidaviau visą save, iš tikrųjų žiauriai daug dirbau. Valandą vėlgi kardio, bet jau taip normaliai pavariau šiandien. Ir po tą valandą dariau tą treniruoklius ir tada priėjo prie manęs panelė. Ir pradėjo kalbėti, klausė, ką aš darau, kad tipo, toks pas mane kūnas, matosi, kad aš čia vos ne pro ir panašiai. Sakau, sakau, tu nesitikėk, kad aš ten kažką suprantu, sakau, aš pati tik mėnesį vaikštu sporto salę. Ir sakau, šiaip aš visą laiką tokia lieku ir čia, jeigu aš šiandien buvau labai hard ir jis šalia manęs, tipo, darė kardio treniruoklis ir aš ten plušau, varvėjau šiandien ir sakau, tai čia labai man retai, neretai, bet, ta prasme, ne visada aš taip plušu iš tikrųjų prie treniruoklių. Tai pradėjome apie to su manim kalbėjo ir kalbėjo. Žinokit, tai man nusibodo, nemandagu taip apie žmonės šnekėti, bet nežinau pasakyti, ar jums būna, pavyzdžiui, tarkim, žmonės ar su naujais žmonėms susipažįstat, ar tiesiog pažįstamų draugai, ar draugų pažįstami, whatever, ir kurie pradeda šnekėti ir tau reikia eiti, arba ten nori kažką greitai padaryti ir toliau kaip tai kitus darbus ir šneka ir nenustoja kalbėti. Tai va, tai man tai buvo. Tada grįžau, slepiuosi nuo šitų šviesų siaubingų. Tada grįžau namo ir, kai matot, viską išsploviau galvą, nusiprausiau, nusivaliau savo laką nagų, išsivaliau veidą, užsitepiau kremus, šiandien užsitepiau Body Shopo sviestą ir iš tikrųjų, šiaip keista sakyti, bet pirmą kartą aš išbandžiau Body Shopo sviestą, kurį gavau savo advento kalendoriuje nuo draugės, tai toksai visai nieko, aš labai jo nedaug reikia, nors aš šiaip kremus dievinu, bet jo man labai nedaug prireikia. Tai va, o šiandien, ką norėjau pasakyti apie savo nuotaikas, tai šiandien esu pikta ir noriu ką nors nužudyti, žinokit. O, dieve. Žodžiu, šiandien visą dieną zyziu ir ačiū Dievui, dar su nieko nesusipykau. Tai va, mane viskas erzina ir man atrodo, čia tas prieššventinis laikotarpis ir to yra paskutinė diena pasiruošti šventėm. Ir tai aš paprašiau savo darbuotojas, kad atvarytų rytoj anksčiau, jau negailėjau jos kaip šiom dienom. Tai rytoj gal, nežinau, susitvarkysiu visus likusius reikalus, likusias dovanas, sutvarkysiu gal, nes sąskaitų faktūrų, čekių, visokių nesąmonių, žodžių kupriniai, neužmokėjau už nuomą, nes buvau per vėlų šiandien. Nu, žodžiu, iš tikrųjų buvo siaubinga diena ir sorry, kad skundžiuos, bet... dar gerai, kad prisiminiau. Jo, matėt, kad šiandien ryte sumaišiau dieną ir pasakiau, kad 23 diena. Ir kai kurios domėjotės lazerio procedūrą, jums atsakiau, kad bus 23 vlogmo dienoje, nes galvojau, kad šiandien papasakosiu apie lazerį, bet iš tikrųjų tai bus 22 vlogmo video apie lazerį. Tai greitai tada aš jums papasakosiu, kodėl aš nusprendžiau tą lazerį darytis. Dėl to, kad labai man reikėdavo dažnai skustis, aišku, man atrodo, be abejo ir jums visom. Aišku, priklauso nuo panelių, bet, šiaip daugumai panelių, jeigu norite būti visos švelnios glotnios, reikia vos ne kasdien, kas antrą dieną skustis. Peiliukais, ar nežinau, ar vašku, ar komis depiliuotis. Tai skusdavausi buvo labai lieva, kai pradėjau vašku depiliuotis, tada atsirado man labai pradėjo auginėti plaukeliai. Ir man atrodo, jūs beveik visos panus turėtumėte tai jau būt patyrusios. Ir buvo tragedija, ta prasme, tie auginėjantis plaukeliai, spogeliai. Ir mane pradėjo labai erzyti, tada vėl pradėjau skusti, vienu žodžiu. Man atrodo, tikrai suprasti tas problemas depiliacijų visų. Ir tada aš pradėjau domėtis lazeriniam lazeriniam procedūrom. Ir kodėl aš taip ilgai laukiau, nes šiaip seniai norėjau pasakyti, bet kodėl ilgai laukiau, nes nebuvo lazerio, kuris darydavo antidegusios odos. O kadangi pas man net žiemą, nors aš dabar saulėje nebuvau nuo paskutinės natūralios saulės pas mus,
Tai porą mėnesių. Ką aš noriu sakyti, jo, nebuvau saulėj porą mėnesių, bet vis tiek mano oda kažkaip išlieka tokia tamsi, nes gal labai ilgai vasarą deginos, tai gal dėl to. Tai vat anksčiau lazeriai būdavo, tai tikrai, kad turi būti balta išbliškusi oda ir vos ne pusę metų saulėj ten nesėdėti. Ir tai va dėl to aš nejau, nes galvoju, blemba, man baltai nepatinka būt, kaip jūs jau ir pačios žinote, jau kurios mane pažįsta. Ir tai va, ir po to aš pamačiau naršydama internete, kad atsirado toks lazeris, kur galima ir besideginant eiti, tik tai, kad negalima degintis 2 savaitės prieš ir 2 savaitės po, tai čia jau nėra toks didžiulis laiko tarpas. Ir aš nuėjau pasidomėti. Iš tikrųjų, kaina pas mane yra, aš darausi blauzdas, tai yra pusę kojų nuo kulkšnių iki kelių. Ir bikinio zona integraliai, ta prasme, visą bikinio zoną. Ir aš tai moku 250 eurų per vieną procedūrą. Šiaip tai paneliam, kad sulaukti maksimum rezultato, kad tų plaukelių beveik iš vis nebūtų arba iš vis nebūtų, reiktų nuo 5 iki 8 procedūrų maždaug. Aš jas jau dariau gal 7-8. Iš tikrųjų, rezultatas pirmą procedūrą yra nerealus, labai matosi iš tikrųjų. Ir net taip keista, tie plaukeliai švelnesni pasidaro, po to, kai skuties jau atrodo, jų ten taip nedaug ir yra. Ir aišku, po to antrą kartą ne taip jaučiasi, po to jau matote 4-5 kartą jau didesnį rezultatą. Ir iš tikrųjų dabar būna kartais, kad nesiskutu netgi mėnesį. Ir iš tikrųjų, jeigu, tarkim, kalbant apie tokius žmonės kaip mano vaikinus, kurie, ta prasme, arčiausiai mato tas mano kojas, tai, jisai ir nepastebėtų iš tikrųjų tų plaukelių, nes jie sušvelnėja ir būna ten vos ne 3 plaukai ant visos kojas. Tik tai, kad man jausdavosi, tai aš kartais nusiskutu, nusidepliuoju su peiliuku kojas. Ir tai va, ant bikinio zonos man ne taip gerai suveikia, aišku, bet šiek tiek mažiau. Iš tikrųjų labai priklauso nuo panelių, niekas to išprognozuoti negali, nes aš turiu draugą, kurie eina į lygiai tokį patį saloną ir jai atvirkščiai, jai kojos nelabai veikia, o bikinio zona kaip tik ten jau beveik neliko po 3 procedūrų plaukelių. Tai čia labai priklauso nuo jūsų ir patarčiau iš tikrųjų pasikonsultuoti su dermatologu prieš tai darant. Tai va, kaina yra gan brangi, bet nežinau, reikia tiesiog pasidomėti. Lietuvoje, kaip žinau, daugelis procedūrų yra daug pigesnės. Kitas dalykas, klausėte, ar tas dalykas yra visam laikui, tai jo, tai yra šiaip visam laikui, tik tai reiktų kartoti procedūrą, visam gyvenimui, tik reiktų kartoti procedūrą kartą per metus. Tai čia jau išsigelbėjimas numeris 1. Ir kitas klausimas buvo, ar skauda, tai aš turiu dar kitą draugę, kuri vėlgi darosi lazeriu, tai jai sakė labai skauda, iš tikrųjų taip, ne tai, kad degina, bet taip, atrodo kaip bado. Man kojų aš nieko nejaučiu ant kojų, ta prasme visiškai nieko. O ant bikinio šiek tiek pašildo, ta prasme karšta būna, bet, tikrai, ta prasme, palyginus su depiliacija yra 0 iš 10 skausmo, tai vat. Nežinau, kas esate stupę pinigėlių ir jums tikrai kamuojatės, nežinau, koks yra šlykštus dalykas, kai jau gynėjo plaukeliai ir panašiai. Tai tikrai pasidomėkite ir domėjausi dar tą fotoepiliaciją, tai aš jos nesidariau, nes ten irgi vėlgi ten į saulę negalima metais eiti. Ir labai ilga procedūra, ten sakė, lygtais po lopinėlį depiliuoja, tai nenorėjau aš ten taskintis ir nuvariau ir pasidariau lazerinę procedūrą šalinti plaukeliams. Tai va, tiek mano pasakojimo ir kažką norėjau dar jums sakyti, bet pamiršau. Jo, visiškai pamiršau. Kita proga, tada, kol aš prisiminsiu, ką norėjau sakyti, jums parodysiu, ką aš gavau advento kalendoriui, pati jo nepakavau dar. Tai ką, ieškom ne 23, ačiū Dievui, kad vakare išpakuoju, nes būčiau ryte atidariusi 23 dieną. O 22 diena yra, kur jinai yra, Dievo koks balaganas, o štai čia. Toks labai lengvutis dalykas ir kas tai galėtų būti. Man atrodo, čia toks didžiausia vos nedėžutė jo. Ir tai yra, nesakykit, kad dar vienas tušas. Tai man atrodo ir bus, blemba. Hypnose Doll Eyes. Pažiūri, man atrodo, jo, tušas.
Bet irgi toks pats. Nu geras, žiūrėkit, lygiai tokį patį tušą gavau. O gal ir ne. Hypnose Dolls Ice Plaukį tuoj pasitikrinsim. Kokį aš gavau tušą. Ai, kažkas dar klausė, kokią pudrą naudoju ten vienam video. Tai aš nežinau, kaip vadinasi šitas daiktas. Nes pudrą nenaudoju, čia nusipirkau prieš savaitę, nes mano darbuotojai naudoja. Tai yra Flawless Fusion, bronzer powder, jo. Ir jinai atrodo, štai taip, spalvytė antra. Ir nežinau, kažkaip nelabai aš prie jos priprantu. Bet, visai nieko dalykėlis. Mažiau oranžinis negu mano tas hula hoop, kuris tinka labiau vasarai. Na ką, o čia tušas... Jo, čia yra... Ačiū Dievui, nevienodi tušai bent jau. Čia yra Hypnose Drama, kurį gavau, neprisiminau kada, prieš kelias gal dienas. O čia yra Hypnose Doll Eyes. Ir jo, žiūri graži pakuotė. Iš tikrųjų vienoda, bet mato, čia ir gėlyčių dar yra. Tai va, nežinau, reikia nesumaišyti šitą laikytis, kol baigsis kitas. Nors man tušai, net mano draugė žvengė, sakė, nes man tušai laikosi labai ilgai. Šiaip jos reikia kas 3 mėnesius keisti, bet aš galiu ir 6 mėnesius tušą naudoti, nes ne visada dažausi. Tai vat, laikysiu šitą, po to naudosiu šitą. Tai vat, metus nepirksiu jokio tušo. Nežinau, juokauju, pažiūrėsim, ar laikysis šitas tušas. Ir... Tada prisimenu, ką aš norėjau čiagi pasakyti. Tai ką šiandien aš veiksiu, iš tikrųjų dabar be 15:11 vakaro ir aš nenoriu eiti miegoti. Tout simplement. Aš nenoriu eiti miegoti, tai aš varysiu dabar pas draugę, jinai darbe, turi baigti po 20-30 minučių. Ir tai šiek tiek pastažysiu, gal pasidžiavinsiu plaukus ir varysim mes išgerti po kokteilį, tik nežinau kur. Gali būti, kad varysim, nes šiandien daro žiemos vakarą tam prekybos centre, kur aš jums rodžiau, kur yra vaizdas į jūrą, tai tenais yra didžiulė terasa, kur daro parčius. Tai šiandien bus žiemos vakaras, nes šiandien, vakar pas mus, primetat pas mus vakar, 21 dieną prasidėjo žiemos laikas. Tai jo, ne taip kaip Lietuvoje, 1 gruodžio. Tai va, tai aš susiruošiu, varysiu tada ir nežinau, pafilmuosiu jums, ką mes darysim, pasitengsiu pasimti kamerą, nors ką žinau, ar imti, ar ne. Pasižiūrėsiu, gal pasimsiu mobilų į telefoną. Tai užteks man su jumis plepėti ir susitiksim vėliau. Hei, sveikinu su jumis tokio keistoje aplinkoje. Kaip pas kokią, močiutę ar, nežinau, kokį senelį išprotėjusi, tai nesielgite, aš esu darbe. Ir, kaip aš sakiau, varysiu išgerti po kokteilį su savo draugė. Aš turiu darbą dabar, nes ką tik baigė darbą. Tai aš dabar sėdžiu tikiniau ir žiūriu, kaip viską tvarko. Ir padariau abiem po kokteilį. Tai va, geriamas ne darbe, o po darbo. Į sveikatą. Tai va, dabar galvojam, šnekam, kur eisim. Ir aš dabar pajaučiau tokį nuovargį, kad nežinau, ką daryti. Iš tikrųjų, net iš akių galima matyti, kad jau tokie biški pavargus. Tai va, nežinau, žiūrėsim, gal kur nors netoli nuvarysim išgerti po kokteilį ir tada varysim namo.